Sveiki visi, su jumis aš Justas ir šiandien vėl žaisime Roblox Ikea 3008 parduotuvių žaidimą. Tai jo, čia bus antra dalis. Kaip mačiau, labai patiko žiūrėti, kaip aš išgyvenau Ikeos parduotuviai. Ir šiandien bandėsime išgyventi bent jau 3 dienas. O. Neblogo muziko. Tai jo, mano procesas nesisaugojo. Čia nieks nesisaugo. Dar yra problema, kad aš nežinau kaip žaisti. Bet bent jau žinau, ką reikia daryti. Gerai, užteks man tas muzikas. Pradeda nervus kasyti. Čia. Jokios muzikos. Aš galiu padėti spintą. Čia jau pradėjo keistai veikti viskas. Z. Ai va, 3. Va. Na va, kažką tokio reikia statyti, kad išgyventi. Pasiekti iki rankos. Pasiekti. Va, taip ir taip. Na va, turėsim šviesos, turėsim būstą. Tai va. O bus kažkada naktis ar ne, nes aš jau pasiruošęs sutikti tos Ikeos darbuotojos, kurie neturi akių. Yra ir labai keista dar yra. Internet, давай имки. Tai imkim stalą. Na va, nieks neateis. O gal... Kažkas irgi va taip vat nenulimdamas. Dabar kaip pažiūrėti. O. Iš pirmą kartą. Taip, taip. Reikia taip. Ir 1, 2. Dabar jau tikrai nieks neateis. O gal dar tą lovą paimti? Aš nežinau, aš nenoriu mirti pačią pirmą dieną. Aš jau paskelbiau užduotį 3 dienas išgyventi. Be mirčių. O čia bus iššūkis, nes aš jau pamiršau, kaip reikia žaisti. Aš vos prisimenu, kaip padėti daiktą. Nu, čia gal bus ilgai.
O gal ne. O gal aš viso man nereikėjo šitą žaisti, reikėjo kažką kitą žaisti, nes galbūt aš iškart palaimėsiu. O gal ne. Žiūrint, kur bus tie darbuotojai. Jeigu jie iš viso čia bus. Nes įvyko atnaujinimas, tai aš nežinau, jie bus ar ne. Gal. Gal ne. Jungsiu televizorių. Ryte būnė lovą paimsiu. Sėdėjai. Ką jūs turite omeny, kad čia negalim padėti? Čia. Čia jo. Čia ne. Tokiu atveju aš turiu idėją. O. Dabar reikia pasistengti išgyventi, nes jau naktis ir mane puls. Tie čiuvirlos, taip sakant, ar kitaip. Na bent jau turim televizorių. Nebus nuobodu. Kodėl aš taip padariau? Kodėl aš turiu išgyventi? Aš turiu išgyventi. Aš jau mačiau, kad vaikšto vienas. Jis ten. Čia yra kažkas. Nepasakyčiau. Tik vienas ten kažkur vaikšto. Ir aš to nukrisiu ir mirsiu. Gal. O dar reikės maistą surasti, dar kažką surasti, kad turėti energijas ir gyvybę. Ir maistą, nes aš išalksiu ir mirsiu. Ir bėgiot nebegalėsiu. Man reikia didesnės teritorijos, šitą yra per maža. Na giliai, prašau, užlip. Nieko nematau. Nieko. Nieko. Mikrobangė. Už kiek? Už. Nematau. 20 eurų. Pigiai. O, čiuožykla. 100 eurų.
Aš nepirksiu tada. Čia kiek nerašė. Gal reikės darbuotoją galim nusipirkti? Galima gal už turis televizorių galima už... Ai, negalima. Krūvainė ir kėdė. Kėdė už kiek? Kiek ten? Už... Kas? Tas čia dabar? Kažkoks. Kažkoks juodas su raudona akim, ar kas ten buvo, kažkoks juodai raudonas? Kas tas? Ko jis toks didelis? Čia ne Ikėjos darbuotojas. Čia ne Ikėjos darbuotojas. Na, aš tikrai tą žaidimą žaidžiu, ar čia atnaujinimas kažkoks? Ne, nu aš mirsiu. Ir aš buvau pusiau teisus, kad gal mirsiu. Miriau. Išgyvenau tik tais 11 minučių 35 sekundės. Lygiai. Ir kur aš vėl? Dabar reikės vėl iš naujo bandyti išgyventi. Nes kažkoks babaisa pas mane atėjo ir suvalgė mane. Tik tais dabar šviesą įjungia. Nu. Gerai, jau vieną bokštą turim, dėko dar keli. O, tulikas paimsim. Reikės jo. Tualetą pamečiau. Čia manekienas. O, jis man nepatinka. Jis man labai nepatinka. Nors gal? Ateik čia. Pakalbėsim. Pabūsim. Pasikalbėsim. Pasisveikinsim. Ir tu sėdėk čia. O aš... Oho, aš radau kažką, kas gali man padėti nužudyti tuos darbuotojus. Čia tiesiog kaip daiktas, ne daiktas, o tiesiog kaip jo daiktas, bet aš jo negaliu naudoti, aš jį galiu tik padėti ir viskas. Nu tai čia nieks neateis pas mane. Įsirink gražiai. Dėžutės padėt, kad neužliptų velniai. Tai tu niekur neįsi, ne? Tai negyvas. Tai iš viso manekienas. Na va, nieks neteis. Kol kas gal. Na ką einu? Kaip man pavadinti tave manekenė? Pavadinčiau
Fredžiu. Pasisveikinkit su Fredžiu, kuris dingo. Ir atsirado. Su Fredžiu mes einam pas kitus. Gal pavyks surasti kažką, kas mums padės, o gal ir nepadės. Bet jau matau vietą, kur gali gal padėti. Kur šis gali būti žmonių. Čia kol kas tik tais nelabai ko yra iš viso, bet aš gal dėl viso pikto su Fredžiui nesileisiu. Fredžiui tai nieko nebus, bet man tai bus. Tai kodėl Fredis visą laiką nori žemyn? Nori, eik. Gal iš tikrųjų čia nėra tai blogai. O ne, čia iš tikrųjų yra tai blogai. Čia iš tikrųjų yra tai blogai. Kaip aš jau nebemoku žaisti. Stovėt. Tuoj bus naktis musiaus. Šok! Kodėl man taip lagina? Kas vyksta? Singrinai nieko. Ai, va, pagaliau atsirado. Spinta tiesiog pūginas visai. Kiek tu čia dar būginsies? Sėdėk. Čia normaliai, ramiai. O ne raudona šviesa. O raudona šviesa reiškia, kad tas pabaisa, jau nereikėjęs darbuotojas yra čia. Fredį. Saugai mane. Bet čia galima pritūpti. Ne. Gal ne, palačiai. Galime tai nustatymas. Kontrolė. Gerai, kaip būtų galima pritūpti? Žinai, dabar eina nustatymus. Nematau, kad būtų parašyta. Čia ne viskas. Kažkokaliukai. Palačiai kitas.
Taigi tas, kuris mane užpuolė. Taigi, negerai. Bet čia labai gražus namelis, man jis labai patinka. Bet kaip matau, jis yra dar nebaigtas. O to vat monstras, kuris gąsdino mane ir nužudė. Būsi čia ir mane gąsdins, tada aš leidžiu kovas. Bet tikrai jis taip atrodo. Jo, jis taip atrodo, jis tik jis buvo 100 kartų didesnis. Ir jis kažką ten turėjo raudoną, bet jis švietė raudonai. Čia dar ir kambarys. Aš šį nepavadinčiau kambarį, pavadinčiau tai gal pavojinga zona. Čiukas. Aš kažkokią užduotį padariau, kad su televizoriu kažką darau. Štai nesuprantu. Niekas nebesuprantu. Nu gerai, bent jau būsime išgyvenę pirmą naktį. Ir... O čia durys? Oi. Kažko mėgos užsimaniau. Bet tai vaginu, tai košmaras kaip žiauriai. Aš jau net nebesuprantu, ką jie įdėjo į žaidimą, kad čia taip lagina. Normaliai, blienas vanga. Šitam nereikia. Dar labiau rožinis patapo, ne. Jas nereikia. Išgyvenau pirmą naktį. Jeigu galima tai vadinti išgyvenimu, bet išgyvenau. Bent jau pirmą naktį. Čia mes matau kopėčias. O Dievas, aš padariau. Kaip man išeit? Ai va, viskas gerai. Gerai. Aš realiai nelabai, reikia biškai pasibarikaduoti. Po barikados, jeigu aš praėjau, tai praeisi monstras. Ojojoj. Lempų reiks. Šliepk. Man kažkaip kaip patekti tą pusę. Ir ant kur aš eis? Na va, aš dabar išeit nebegaliu. Ar nors ne, aš galiu išeiti.
Reik kažko tokių kaip kopėčių. Ten ir yra kopėčius. Oi, tu. Tuoj. Reikės iškirpti. Tai ką, pasiekiau, pagaliau. Turim kopėčių. Kur tos kopėčius? Aš nesuprantu, kas vyksta, kur... Bent jau nelaukia ląstyti. Kodėl taip lagina? Nu... Aš nebenoriu šito žaidimo, prašau, nežiūrėkit šito video. Arba bent jau nedėkit tiek daug laikų. Ir nerašykit komentarų, nieko nedarykit, prašau. Aš nenoriu vėl šito žaisti, nes čia taip lagina. O, ne, raudona šviesa. O ką reiškia raudona šviesa? Taip, rodo tą monstrą ir didelį juodą. Todėl mes paimsim kopėčias, užlipsim ir pasidarysim tiltelį. Nu, aš kažkada sustosiu. Dabar kopėčių nebėra. Kodėl? Už ką man taip? Nu, kodėl tu ramiai gali pabūti? Ramiai. Nu, kodėl? Jau netgi naktis atsirado. Nu, pagaliau bent jau kažkiek uždėjau. Pagaliau. Turim kažką teritoriją, kad galim pažiūrėti.
Nieko. O, ten manika. Ten šviesos mirkčioja, ten kažkas yra. Čia vat kažkur buvo raudona šviesa. Dabar jos tai nebėra. Net baugu. Kol kas dar darbuotojų nėra. Gal išgyvensiu antrą naktį. Ten dar namas. Ten tarsi kažkas būtų judavo. Čia nieko niekur nėra. Niekur kažkodėl tais. Čia. Ten kažkas balto. Ten kažkas yra, bet nematau kas. Ir ja. Kaip ir viskas. Gal užteks ir 2 nakčių čia išgyventi. Nueisiu čia vat pažiūrėti, kas čia dabar, kas čia gyvena. Arba gyvena. Raudona šviesa, čia kitas. Čia tas monstras. O ne. Čia negerai. Tu pasėdėk. Jo, jis atrodo kaip ta figūrėlė. Jam reikia figūrėlės. Kaip man dabar išeit, jam reikia figūrėlės. Jis pyksta, Greičiau figūrėlė. Figūrėlė. Turiu. Monstras. Aš turiu tavo figūrėlę. Monstras. Monstras? Turiu figūrėlę, kad tu nebepyktum. Monstras. Fizinis darbuotojas. Jeigu aš tave čia padėsiu. O čia kas? Čia katinas? Čia tiesiog maistas. Bet čia kažkas mirė, išmetė savo viską. Bet vis vien, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Justas ir viso gero.